Sveiki, čia Ugnius Butkus ir laida Radio lentyna, rengiama bendradarbiaujant su leidyklomis Baltos lankos, Alma Litera ir Vaga. Na ir šį kartą leidykla Vaga pristato vasarišką pramoginį 456 puslapių storą, maloniai geltonų viršelių, ant kurio nupieštos moters su aukštakulniais bateliais kojos, Mary Kay Andrews romanas Skandaliukas, kurį iš anglų kalbos išvertė Lina Krutulytė, kurio viršelio dailininkė Aida Čeponytė ir maketuotoja Živilė Jackūnaitė Šantarienė. Galima sakyti, jog Skandaliuką malonu paimti į rankas. Na ir šiek tiek apie knygos pavadinimą. Originalus knygos pavadinimas Easy Fit. Internetinėme slengo žodyne Urban Dictionary šis, jeigu taip galima pasakyti, terminas aiškinamas ir taip. Staigus pykčio protrūkis dažnai naudojamas apibūdinti moterišką pyktį nukreiptą į kažką trivialaus, kitaip tariant, nereikšmingo. Kildinamas iš Amerikos pietų yra isterinio priepuolio hysteric fit kontrakcija, tai yra santrauka. Be abejo, tokie priepuoliai gali reikšti ir skandaliuką, kaip ir nutiko pagrindiniai romano herojai Kyliai Murdoch, kuri savo vestuvių repeticijos metu užtiko savo sužadėtinį išdykaujant su vyriausiaja pamerge. Būtent šis įvykis ir duoda kuo puikiausią pradžią neįtikėtinėms ir komiškiams įvykiams romane. Dabar šiek tiek apie knygos autorę Mary Kay Andrews. Visų pirma, tai slapyvardis. Kai dar 2003 metais pasirodė pirmasis jos lengvo ir linksmo turinio romanas Savanos bliuzas, pelnęs teigiamus atsiliepimus apie tariamą debiutą, mažai kas nutuokė, jog tai buvo gerai žinomos buvusios žurnalistės rašytojas Keitės Hogant Troček darbas, puikiai žinomos iš detektyvinių romanų apie privatų seklį Callahaną Garrity. Sumanymą pasivadinti slapyvardžiu jį motyvavo tuo, jog minėtas Savanos bliuzas buvo visiškai kitoks romanas nei istorijos apie Callahaną. Norėjau išbandyti šansą pritraukti visai kitokią grupę skaitytojų, žmonės, kurie mėgsta moterišką literatūrą, pietietišką literatūrą ir taip pat detektyvą. Na, autoriai taip pavyko. Žodžiu, kaip rašoma knygos anotacijoje, Skandaliukas tai klasikinis pramoginis romanas, šmaikščiai gvildenantis amžinas moterims rūpinčias temas, meilės kelius ir klystkelius, pasitikėjimą ir išdavystę, atleidimą ir aišku kerštą. Priminsiu, romaną parašė Mary Kay Andrews, o išleido leidykla Vaga.